Sveiki, Žiedabroliai kanalo žiūrovai. Šiandien dar viena mūsų laida su Jonu. Ir šiandien kalbėsime apie Baltijos šalių žaidėjų lenktynių čempionatą prasidedantį, atšauktą Šiaurės Europos Porsche čempionatą ir, aišku, be abejonės Kreventiką. Tai pradedam nuo Baco, be abejonės, ir Jonai, liūdnas žinios mums Baco gerbėjams, nebus 4 valandų net. Labą vakarą visų pirma visiems. Taip, bus liūdna, padėtis nekokia iš tikrųjų Baltijos šalyse, netekome 4 valandų lenktynių. Pagrindinė priežastis tai yra nesusirinko dalyvių, nes 4 valandose turėjo dalyvauti 6 komandos ir, turbūt pasakysiu šviesiai tiesiai, tai buvo 2 komandos greitos, o 4 visiškai lėtos. Ten 325 ir 1 Peugeot, ir 2 automobiliai, tai yra be abejonės AS Motosporto Mercedesas, prie kurio vairo turėjo sėdėti Justas Simeška ir Nemunas Dagilis, ir Lamborghinis, tas Jusemas, naujas Lamborghinis, prie kurio vairo turėjo sėdėti Dovydas Ketvirtis ir Karolis Gesgaudas. Taigi tos lenktynės yra atšauktos dėl per mažo dalyvių skaičiaus ir tų lenktynių nebus. Vietoj to bus sprintas ir ES Motosportas ir Dovydas Ketvirtis dalyvaus ten. Ir Mercedes pilotuos Karolis Stasiukynas, kas nežino, tai yra Stateta, kurie yra vieni iš pagrindinių ES Motosporto rėmėjų. Pagrindinis iniciatorius, pagrindinis dalininkas ir taip pat Dovydas Ketvirtis. Ir bus sujungtas važiavimas 992 ir PTC Pro, tai yra GT klasės. Tai 992 čempionato irgi nebus, šiandien jie pasiskelbė, šiandien, kai mes filmuojam, turbūt žiūrit rytoj, tai irgi nebus, bet už to 992 bus dalyvių, tai mes matom ir 2 Politiko, ir matom ir Klabo, Marių Bartkų, matom ir Antėją, Vidas Gelgutis išbandys savo naują Antėjos automobilį Porsche, tai bus įdomu žiūrėti, kaip Antėjai seksis, pasitikrinti, kaip seksis jiems prisijaukinti Porsche. Leo Messi... Dėl to tik tai, kad 9.2 Porsche daug. Jo, Leo Messengeris bus 325 praeitų metų čempionas, labai greitas sportininkas. Tai bus tikrai įdomios lenktynės, nors nebus 4 valandų, bet abu važiavimai bus įdomus. Ir be abejonės 325 klasė, čia irgi matom įspūdingų vaidų, Ričardas Šubecki, Julių Kiršį, kurie pernai grūmasi dėl pirmosios vietos kartu su Leo Messenger. Leo buvo pirmas, Ričardas antras, Julius Kiršis buvo ketvirtas. Tai irgi labai daug dalyvių, taigi bus labai įdomu pažiūrėti. Ir bus labai įdomu žiūrėti Dovydą Ketvirtį. Tiesa, Dovydas, irgi bendravau, sakė, ruošiasi 4 valandom, tai automobilis greičiausiai vėl važiuos po šių lenktynių į Ispaniją. Ir vėl bus laikomas Roko Stepanavičiaus tėčio Daliaus Speed Factory komandoje. Tai tokia stotelė su Bacu. Bet, matai, atsiranda iškart didesnė rizika, kai tiek dalyvių, tai galim pamatyti, kad bus daug ir avarijų, nes patys žinom, kai daug dalyvių, tai padidėja rizika ir avarijom. Taip, ir bus šįsyk jungiama BTC. Jo, tie važiavimai bus jungiami iš viso, yra 10 plus 21 plus 11 plus 16 automobilių, tikrai 16 automobilių, tai tikrai bus įdomios lenktynės, aišku, yra ir daug lėtesnių automobilių, tai tikrai bus įdomu. Apie ką ir sakau, tai neš ir rizikos didesnių faktorių. Jo, tiems lėtesniems. Bus ir 2 valandos ir juose nustebino Dinamitas,
Mantas Matokaitis sės už vairo kartu su Porsche Baltic komandos vadovu ir Baltic Karting Academy vadovu Edvardu Grabliausku sės ir bandys sužvejoti, kaip Mantas sakė, pirmąją pergalę šio sezono. Jiems konkurenciją sudarys Ramūnas Čepkauskas, Damaka komanda su Audi. Jo, bet vėlgi būkim realistai, koks Porsche greitis ir koks Cuprus greitis su Audi. Tai jeigu nebus kažkokių incidentų, nu, tai būkim biedni, bet teisingi Porsche ten duot į vienus vartus. Taip, ir žiūrėsime, aišku, čia bus, viskas paaiškės savaitgalį. Na, aš nenorėčiau spręsti, bet tikrai bus šiame savaitgalis įdomus, bent tose 3 klasėse, 2 valandose, 325 ir BTC AM Pro 992. Jie visur kitur sumažėjo dalyvių skaičius ir sunku, kaštai sumažėja, jau nebenori sekmadienio, tai taupo pinigus. Aš tikiuosi, kad dar šiais metais rugpjūtį mes pamatysim 4 valandas. Kas nepamena, to mes priminsime, kad praeitais metais buvo lenktynės Parnų trasoje rugpjūčio mėnesį, kur Jonas Karklys pagerino Parnų trasos rekordą. Ir tada 4 valandų lenktynėse dalyvavo netgi 25 komandos. Ir tai buvo labai įdomios ir labai greitos ir įdomios. Ja, bet tai turėjome ir konkurenciją. Taip, kokie automobiliai buvo tada? Taip, tada startavo 3 suomių komandos, Juta be abejonės, RM Motorsportas. Tikrai bus labai įdomus lenktynės ir pažiūrėsim, kaip bus. O dabar nebesusirenka, plus ekonominė situacija ir matom, kad turbūt daug kas kaupia pinigėlius Aurumui ar Kreventikui, nes nelabai belieka kur daugiau bevažiuoti. Taip, arba testams, na, gaila man užuoju Dabatso organizatorių, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Kalbant apie Aurumą, nauja informacija ta, kad Damaka turės tokį greitą lenktynininką iš Estijos pasikvietę, Antti Jetsevą, kuris BTC2, o daugiau nėra naujienų, tačiau... kad Vaidotas Mitkus pirmą kartą išbandys Porsche automobilį. Jo, irgi, bet jau ir pernai važiavo su Antijos dizelio. Važiavo, bet Vaidelis neturi dar patirties, niekada nėra vairavęs tokio greito automobilio. Abu net visi 3 neturi dėmesio, nors Vidas bandys. Tai va, bus labai įdomu. Pažiūrėt, kaip seksis. Jo, pažiūrėsim. Ir įdomus. Na, žinant Vaidą, tai manau, kad Vaidas turėtų būti greičiausias iš šitos trijulės. Nors sakė, kad jie dar vieną vairuotoją kviesis, bent mano žiniom prisimenu, ką Rimas sakė. Bent jau atsimenu, kadangi geras pažįstamas mano Vaidas, tai jis labai daug Klaipėdoje su kartingais treniruojasi. Tai gerai, jeigu ruošiasi žinant Vaidą, tai man atrodo, jis turėtų būti greičiausias. Tai va, ir patirties spėja turi. Ir linkiu, jeigu Vaidą žiūri, tai vaidukai pavaryk. Pakalbant apie Aurumą, tai visai nesenai Eimantas Navikauskas tokia pasakė informaciją, kad startuos su Juta šiemet vėl, su Jutos Audi. Tas buvo interviu Aurum svetainiai ir daug kurį nustebino. Bet labai iš kitos pusės ir liūdna, ir tokia paslaptys, kad va tas jo Ferraris nupirktas, bet kol kas niekur nestartuoja. Vienintelis... Taip, žinai, mėgėjiškai prasivažiuoja pro Kauną Nemuno žiedą ir ties to viskas. Taip, beje, reikia tikrai pasidžiaugti Nemuno žiedu. Aš labai federacija džiaugiasi naujuoju asfaltu ir jo danga ant šlapio asfalto, kad ji yra geresnė negu bikerniekų. Ir dabar netgi Ramūnas Čepkauskas minėjo, kad gali Nemuno žiede važiuoti Porsche 992 ir Lambo automobiliai. Taigi mane šiek tiek nustebino. Bet ar pamatysim artimiausiu metu, nes po 3 savaičių bus Rig Challenge pirmas etapas, tuo pačiu ir Lietuvos čempionato pirmasis etapas.
Tai tada tikrai pamatysim, ar Be abejo, ne, nu tai išsipildys. žinai, galima buvo gal ir seniau važiuoti su tuo Lamborghini ar Porsche, prisiminkim, praeitais metais dėl darė testus, bet tai kas iš to, Nu kai jo, tu bet važiuoji ir tave važiuoji, visą krato, o dabar tu važiuoji maloniai. jo, trečdalį trasos. Tai aš tikiuosi, kad Ramūnas Čepkauskas ir žiūrintis mūsų laidą buvo teisus ir tai įsipildys. Ir aš labai tikiuosi, kad Kačergės akordas bus pagerintas Arūno Gečiausko. Taip, taip pat galim paminėti apie Aurumą, kad lygtai sklenda gandas, bet Fetingis taip sakė, kad Julius Adomavičius startuos su ES motosportu. Bet čia dar su Nu, ES tai motosportu, su ES motosportu yra daug įdomumų. Čia gali startuoti ir Danai, jie gali pasikeisti paskutinę minutę. čia Tai matai vien jau tas išdavė, kad Treventike mes pamatėm užuomeną labai didelę, kai Julius buvo su ES motosporto komandos kombinzonu. taip, ir dabar einam prie Kreventiko. Ir taip, startavo 3 Lietuvos komandos, Juta, RT Sciences ir Porsche Baltic. Ir, na, Jo, bet lietuvių tai buvo 4. jo, yra be abejonės Julius Adomavičius, kuris netikėtai čia pasirodė. Būtų ir nepasirodęs, jeigu ne greiti pokyčiai. Toje komandoje, belgų komandoje Retard, jie visada būna Kreventike prie lyderių, 992 kapė, jie paėmė 1-2 vietas, beje reikia pasveikinti Porsche Baltic paėmus 3 vietą, pirmasis jų podiumas, tai labai Aš yra, jeigu nesumeluosiu, atsiprašau, kad tave pertrauksiu, Gabriel, man atrodo, su Red Amu netgi Steve Van Bellingemas važiavo. nu reikės pasitikrinti, man reikės Aš pasitikrinti. bijau nesumeluoti, man atrodo, kad yra buvę tokių metų, kai jis su šitą komandą irgi važiavo. Galbūt, reikės pasižiūrėti. Mūsų legendinis Steve'as. Tai va, tai Julius Adomavičius važiavo, jis yra patenkintas savo rezultatu. O aišku, kalbant apie Lietuvos komandas, tai RT Sciences, na, pirma dalis buvo įspūdinga. Taktiškai jie pataikė puikiai, taktika suveikė puikiai ir po pirmos dienos RT Sciences buvo pirmas savo klasėje ir antras bendroje įskaitoje. Atsilikęs nuo Himperto motosporto 37 sekundės ir vienu metu važiavo net pirmoje vietoje. Jo, Įsivaizduokit, pirmoje vietoje. rezultatas buvo, wow, pirmą Ir, dieną. ir visi pradėjom galvoti, na, galbūt RT Sciences ir Juta to pačiu, nes Juta visai irgi gerai važiavo ir važiavo pirmoje vietoje. Na, aš galvoju, jeigu ne ta dėžė, tai vėl nežinau, kaip būtų pasibaigę. Kas žino, na, bet ir RC Bratislava irgi buvo susidūrusi su problemomis ir RC Bratislava Unai. Na ir aišku, oro sąlygos. Prasidėjo viskas nuo sniego, paskui net buvo pas Joną gandas, kad lygtais gal tapo net tas šaugus, bet viskas gerai. Tai Jo, buvo tokios sąlygelės, kad senai tokių sąlygų niekas neatsimenam, kad taip, ta prasme snigtų pavasarį. aš, nu, aš pamenu Didžiosios Britanijos Porsche karjerą kapą, gal Jonas ar Ignas pataisytų, jie irgi startavo vienos lenktynės 15-16 metais ir irgi snigo tuo metu Anglijoje. Tai su oru, taip, su oru tai Aš buvo. tik iš Eriko Kviko atsimenu, kad yra buvęs pat tokių metų, kad viskas plaukia grinai kaip kokia upė. Taip, Tai spa buvo trasa net yra. atšaukti etapai. Jo, tai reiškia, spa trasa tikrai yra. Patrasa jo yra pasižymėjus tais visokiais orų permainom, atšauktais etapais, labai skaudžiom avarijom. Taip. Ir šįsyk irgi, ar Desainso turbūt pavarų dėžėje irgi bus įmins. Ir be abejonės praras Arūno Gečiausko nuslydimas nuo trasos pabaigoje lenktynių. Irgi Arūnas, Jo, ten tai labai Arūnas stipru. Gečiauskas šita klaida palaidojo savo komandoje pirmąją vietą savo klasėje ir prizinę vietą.
kas būtų įsivaizdavę, Juta būtų dabar antra ar trečia bendroje įskaitoje. Tačiau Juta pabaigė lenktynės įsiekplojo M klasėje 3, 7 vieta, puikus rezultatas, 3 važiavo. Na, tiesa, reikia priminti turbūt, kad Sigitas Ambrazevičius sudaužė automobilį pirminį, paskui komanda važiavo su antruoju automobiliu, kuris buvo paruošęs Nürburgringo nustatymams. Teko bendrauti ir su Jonu, ir su Audrium, nors Audrius tą savaitgalį nebuvo. Bet Bet kaip matom, tie nustatymai buvo pakankamai geri. Jo, greitai darė nustatymus, čia gal ir gerai, nes Nürburgringo ir Spa trasos yra labai panašios, ta prasme, kad jos yra ilgos, daug posūkių, tai pavyko greitai sutvarkyti Jutai, tai čia yra gerai. Ir, na, viskas buvo gerai ir su padangom, ir su degalais pataikė, tik Baltikas, kurie juos tikrai norėtų pasakė su 3 vieta. Ir rezultatai yra puikus. Jo, šaunuoliai iš tikrųjų Porsche Baltikas, aš tai labai džiaugiuosi už Robertą ir komandą. Ir viskas turbūt bus Unai. Jie, aišku, 2-3 ratus atsiliko nuo Juliaus Adomavičiaus, bet Unai. Da ir po 2 etapų standingsai mūsų naudai. Juta 4 vietoj iš vis. Jie 2 taškais atsilieka nuo Ispanų ekipos. Erdesainsas, aišku, dabar jau nebekovoja, jie palaidojo savo mintis. Taip pat ir Bratislava, tačiau Pro AM klasiai Juta yra antra. Taigi Juta gali čia kovoti dėl aukštos vietos. Jisai Portimao nevažiuos nei Juta greičiausiai, nei Erdesainsas. 992 klasėje po sėkmingo Baltiko pasirodymo Porsche Baltikas pakilo į 5 vietą ir dabar su šveicarų komanda, kurioje važiavo viename etape Sebastianas Loebas Mugello trasoje, kovoja dėl prizinės vietos. Tai va, tai bus įdomu. Tiesa, į Portimao nevažiuoja nė viena Lietuvos komanda. Iš tų pagrindinių 3 į Portimao važiuoja, tikėkime, važiuosi, nepersigalvos GSR Motosportas. Jie turėtų... Paskelbė sudėtis, nu tai... Turėtų... Kaip sakoma, reikia tikėtis, kad niekas nepaves, nei finansai, nei dar kažkas. Jo, jų varžovai Pietų Afrikos Respublikos komanda, Pietų Afrikos Respublikos, norėjau pasakyti, Jungtinių Arabų Emiratų. Matau prancūzus, kurie statuos su Toyota Supra, naująją Toyota Supra, ir taip pat matau naują kažkokį... Įdomu, kažkoks Peugeot nematytas 308. Nu, pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Matom ir Vortexus. Kiek esu domėjęsis, tai tos Cupros velniškai greitus, iš tikrųjų. Tai va. Taigi bus, jo, jeigu kalbam apie Subarą, tai jo, Toyota Supra visą dalyvių daug, kaip matom. Nedaug, palyginus su Spa. Jo, nelabai daug, kadangi matau, tu čia all klasės įjungęs. Tai va, tai... GT4, pažiūrėkim, kiek čia tų konkurentų. GT4 yra 5 komandos. 5 komandos, ne taip blogai. Jo, smagu ir... Aš tikiuosi, kad GSR nepersikalbos, tikrai startuos. Ir pažiūrėsim. Na ką, o kalbėtikos sezonas įsibėgėja taip, kad iš 5 etapų jau pravažiuoti 2, bus 3 rungtynės, Portimao 24 valandos, tai maratonas, o kas atsimena 2022 metų Erdesaiso istoriją, tai turbūt priminsim, kad Erdesaisui ten įsprogo padangos ir užsilepsnojo šiek tiek, o paskui tą varginantį kelionį į Palangą. Tikrai... Tai buvo beprotiškai karšta. Ir tai ir karštis didžiulis. Tai Erdesaisui tai tikrai tos lenktynės įsimins ilgam.
viena iš priežasčių ir buvo, kodėl nestartuoja vėl, nes, kaip minėjau, tai yra velniškai daug Logistiškai, finansų reikalauja ir tas nežmoniškas karštis. jo, e, Portimao, o mes matysim artimiausiu metu, aišku, Juta dar nežinia. Juta svarsto eilėje važiuoti Nürburgringe 24 valandas, tą legendinį maratoną, bet kol kas žinių nėra. Ir dalyvauja tame čempionate, o kitas Hebentiko etapas yra numatytas Misano trasoje, tai ten turbūt 3 Lietuvos komandos dalyvaus. Su Misano galiu pasakyti taip, man jau buvo Aurelijus Rustika patvirtinęs, kad tikrai grįžt su savo Porsche. Būtų labai smagu, nes tikrai Buvom Aurelijus... bendravę, tai Aurelijus, jeigu niekas nepasikeis, sakė, tikrai važiuosim. Tai čia labai gera žinia, tikrai gera žinia dėl Aurelijus, nes Aurelijus visada būna greitas. Ir Italijos trasas, ir tarp kitko, mechanikai yra italai. Tai čia irgi... Ir Misano bus nauja trasa, mes dar kol kas Kreventike, bent jau kiek aš domiuos, liktai nėra. Ne, yra buvę 2017 metais, bet tai buvo labai senai. Okay. Lietuvos komandos nėra ten startavusios. Tikrai bus įdomu. Nes niekas nestartavę, bet tai bus tik birželio 1 savaitgalis. Iki to laiko dar daug dalykų. Tai va, visiems lietuviam bus nauja trasa, nebandyta. Jo, po Misano bus Barcelona ir dar Aurumas. Taigi bus labai įdomu ir matysim, susitiksim kitą kartą. Bus ilgesnė dabar pertrauka žiedinių lenktynių, tačiau kažką sugalvosim. Vis tiek artėja Ring Challengeris, pirmas etapas, artėja Pacas, tikrai bus įdomu pažiūrėti, sekit informaciją, manau, kad Pacas, nors ir turintis ir finansų problemų, manau, kad nenutrauks transliacijų ir mes matysim tikrai įdomų šių metų čempionatą ir tikrai tikėkimės be avarijų didesnių. Tai va. Po truputį artėjam prie didžiųjų Palangos lenktynių Aurum. Taip, mažiau negu 100 dienų, 1000 km.lt arba bilietai.lt jau galima nusipirkti ir bilietus į didžiausią autosporto renginį ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Tai va, tai su jumis buvo Žiedo broliai, Gabrielius, Jonas, susitiksime po kelių savaičių. Viso gero. Gražaus vakaro.